emigracija, tautinių mažumų diskriminacija, užimtumas, ar ne? Ar nedarbas? Nedarbas. Nedarbas. Jūsų stalas? Renkatės, išrinkit rimtą problemą. Gerai, švietimo įstatymų pasikeitimų. Arba reikia paaiškinti, švietimo įstatymų paaiškinti, kad mums tiesiog pasako, bus tokia programa, bus tokie egzaminai, bus toks ten. O kodėl, kam šitą nesuprantam? Kaip pasakyti? Neargumentuoti, nenuspėjama švietimo kaita, neargumentuota švietimo kaita. Netikėta? Ten netikėta. Mes norim dar. Savavališka švietimo politika. Galima ir taip pasakyti. Rodos mums. Jums atrodo, kad tai yra savavališka švietimo politika. Jo, reikia pasakyti. Jūs nežinote, dėl ko. Galima pasakyti, nepagrįsta jokiais, kaip čia, neatsiklausta jo. Mes vardėjame tą pusę, kad tą kaitą mes nežinom kodėl. Jaunimo... Vieną jums pasakė, taip? Taip, dabar kita. Dabar jūsų stalas. Jaunimo užimtumo problema. Jaunimo užimtumas. Nuolat kylančios produktų kainos. Visko kainos. Nuolat kylančios kainos. O kaip tokią problemą spręs kaip graiką? Taip ir sprendžiam. Nuolat kylančios produktų kainos. Jūsų? Dėl sveikatos, ta prasme, kad ne visą laiką sutikime medicinę pagalbą vaikų. Tarkim, kad ir mokykloje seselė dirba nuo, tarkim, 9 iki 11 valandos, o vaikui bet kas. Ir tai negali duoti nei vaistų, nei siunčia namuos. Ir iš vis mūsų miestelė, man rodos jo, yra 2 mašinos ir niekas nežino, kur, kaip ir kada jie važiuoja. Nes niekas nežino iš tikrųjų, kada jie važiuoja. Tai čia yra 2 problemos. Viena sveikatos sauga mokykloje. Bloga sveikatos sauga mokykloje, bloga sveikatos sauga mieste. Bloga sveikatos sauga mokykloje ir mieste. Mokykloje ir mieste. Jūsų stalas. Mes užrašėm socialinės problemos, tai yra daugiau šnekėjom apie socialinių pašalpų skirimą. Neapsimoka dabar dirbti už minimalų atlyginimą. Neteisingos socialinės pašalpos. Taip? Ydingos. Ydinga socialinių pašalpų tvarka. Mes pamatėm, tokia problema yra jaunimo užimtumas. Ir mes pagalvojom, kad savivaldybės lygmenių organizuoti apmokamus viešuosius darbus, kuriems atlikti būtų priimami 15 arba nuo 15 iki 17 metų jaunimas vasaros atostogų metu. Pavyzdžiui, mes turim mišką. Miškas nelabai švarus. Ne tik ten plastiko daug, bet medienos daug, kurie tiesiog guli ir nežinau kaip lietuviškai gnijo. Pūva. Čia nelabai gerai miškai. Jo? Tai kodėl neapmokėti šitą darbą ir nepadirbi? Mes turim dar labai daug darbų. Visagino country pas mus yra. Galima ten dirbti. Galima dirbti Bangoje. Ten labai daug darbų, o niekas nemoka ir nenori mokėti ir nenori užsiimti. Dar viena idėja buvo, kad verslininkams kažką suteikti, kad jie jaunimui padėtų uždirbti pinigų. Irgi tokia idėja. Antras dalykas tai laisvalaikis ir galima organizuoti
mokykloje, laisvalaikio metu kažkokius renginius, pavyzdžiui, diskotekas, ten, viktorinas, na, kažką. Kad jaunimas nesidėtų prie, pavyzdžiui, kompo ir nežaistų. Tiek to. Tai trečias, tai galimybė išlaikyti savo nuomonę, balsuojant. Pavyzdžiui, jeigu tau nepatinka kažkas, kai mokytojas daro, ja? Aš gerai suprantu. Tai tu gali su savo bendramžiais arba draugais arba žmonėms, kurie mąsto taip, paprašyti arba tiesiog subalsuot viešoj vietai, kad mokytojas arba mokytoja iš šito nedarytų. Ir jie turi žinot, kad mokiniai turi savo minčių, savo reikalų ir savo nuomonę. Nes, na, ne mašinos. Va, čia mūsų idėja. Tai dabar paprašysim pabūti tenai. Ar norėtų grupę papildyti, ar viskas išsakyta, ar turi dar papildymų? Teisingai. Taip. Miša viską teisingai susakė. Taip. Neiškreipė jūsų Girdžiu sarkazmą. Gerai, viską teisingai susakė, viskas gerai. Kokių klausimų turi kitos grupės? Klausimų turit šitai grupiai? 16 metų Lietuvoje yra tokių įstatymų, kad tu gali ieškoti darbo. Jo, bet ar tu randi darbą? Jei ieškai randi. Jei ieškai randi dviem savaitėm. Jeigu galvoti, kad yra krizisas ir ne visi nori priimti vaikų, kurie netiek gali daug padaryti, kiek suaugusiai. Ne, mano patirtis buvo tokia, kad aš ateinu į banką, 2 savaitės dirbu, o paskui man sako, ne, tu čia nedirbsi, nes mums tai neįdomu, kad tu čia dirbi. Nes mes mokam tau ten litus už darbą, kurie galėtų būti kažkur kitur. Jiems tiesiog nenaudinga. Po to banko neapiplėšė? Ne banko, o bangoje. Čia mūsų centras. Galima, jeigu grupės, ar turite dar grupės klausimų šitai grupiai? Pastabų. Patys jautumėtės tai organizuoti visus? Patys mes galėtum ateiti į savivaldybę ir pasakyti, mes norim dirbti. Jeigu tai būsiu tik aš, mane nusiūs kažkur tolin. Jeigu ateis ten 100 mokinių ar daugiau, o jų yra, ir aš manau, kad mes rasim 100 ar daugiau, tai jie pagalvos. Ir galbūt kažką nuspręs. Stipriai pagalvos. O jeigu dar ir pastovėsim ir pažiūrėsim, tai bus visai. Matai, šitoje vietoje aš galvoju, kad išgirstų labai vėkstų dėmesio iš pradžių mėnesį. Labai aktuali tema, nes, tarkime, visiškai nesenai pas mums yra toks fondas savivaldybėje, kur galima teikti mini projektus. Ir tenai vaikinai gavo savo projektą, ten 500 litų, įvardina tą projektą jaunimė verskis legaliai. Ir jie darė provokacijas. Tai čia Jonavoj? Jonavoj. Pirko iš prekybos centrų prekės ir paskui prie prekybos centro pardavinėja tas pačias prekės mažesniam kainam. Jie prisidarė visokių sertifikatų, leidimų, prisirašinėja čia visokas ir žmonės klausia, kaip čia yra. Va taip, sako, mes norime verstis legaliai. Tai kaip jūs galite padaryti? Tai čia mūsų reikalas, mes norim daryti tą ir tą. Po to jie buvo įsikvietę mokesčių inspekciją, atstovus parašė raštą, kad norim, kad jūs perskaitys paskaitą apie jaunimo verslumo galimybės. Ir atvirai pasakius, mokesčių inspekcija, kai atėjo, jie viską papasakojo, bet, tarkim, teoriškai, pas mums jaunimas nuo 14 iki 29 skaitosi, bet nuo 14 iki 18 metų verslui jaunam žmogaus nėra, jis yra neįgalus. Nuo 16 metų gali paimti ten kažkokią yra išlyga tėvai ir verslo liudymą ir tu gali atseit, gali dirbti. Tai yra žmogus, atvirai pasakius, jeigu jis daro, tai sako, ką daryti, kaip mums verstis. Aš sakau, fotografuoju, norėčiau išrašinėti, manęs prašo įmonės, kad tu gali išrašyti sąskaitą faktūrą, negaliu. Už kad aš ne. Tai ką man daryti? O tai fotografuoju.
Ir Nu, žmogus nori mokėti mokesčius ir jam tas nesuteikiama tokių galimybių. Ir dar vienas dalykas, kodėl mes parašym iki 17, nes nuo 18 galima legaliai įstoti į darbo biržą ir dirbti. O jeigu 18 metų žmonės, kurie neturi darbo, ateis, tai jų labai daug. O mes tik jaunimai iki mokyklos pabaigos arba iki 12 klasės. Bet šitoje vietoje su darbo birža galima kalbėtis ir viešuosius darbus gauti ir yra tam tikros išlygos ir lengvatos jaunimui yra. Bet darbdavys vis dėlto žiūri atsargiai. Tai čia yra niša, kur galima dirbti ir jeigu jūs atrastumėt kažkokią galimybę, kaip tai galima vykdyti, tai paversti į metodų, tai būtų super. Teoriškai mąstoma, kad čia būtų labai geras daiktas. Labai daug fizinės arba tiesiog jėgos, kuri nereikalauja labai daug pinigų ir dirba kaip dirba normaliai žmonės. Tai kodėl nedaryti? Bloga sveikatos sauga mokykloje ir mieste. Mes kalbėsime apie mokyklos. Galim pasiūlyti porą variantų, kurie gali padėti. Pirmas. Galima kreiptis į ligoninės administraciją ir miesto socialinių skyrių. Jeigu visi parašys ar kokį laišką ar ateis į ligoninės administraciją, tai jie tikrai išklausys ir galbūt paskirs kiekvienai mokyklai po atskirą seselę, kuri sėdės nuo pradžios pamokų iki pabaigos, o ne taip, kaip beveik kurioje mokykloje tik po porą valandų. Antra tema – jaunimo užimtumas. Čia irgi mokykloje kalbėsim. Galima sukurti mokyklą tokias patalpas 11 ir 12 klasėms, kur mokiniai galėtų pravesti laisvą laiką, pavyzdžiui, jeigu jie turi namų. Ir trečia tema – savavališka švietimo politika. Čia mes jau šiandien kalbėjome apie šitą temą, tai labiausiai apie egzaminus. Mokykla gali bendradarbiauti su nacionalinė sąjunga akademija. Ir bendradarbiauti dar su apskritos stalo veiklos apgyvendinimas. Čia irgi tas pats galima pasakyti, kad jeigu kokia viena mokykla bus prieš naują įstatymą, kad reikės laikyti ne 3 ar 5 egzaminus, tai aišku nepaklausys. O jeigu nors porą mokyklų arba porą miestų bus prieš, tai jau vyriausybė tikrai turės atkreipti į tai dėmesį. Ačiū. Dėkui. Ar norite papildyti dar pirmiausiai? Gal klausimų kas turi? Violeta tiesą pasakė. Klausimų? O kaip jūs dabar su ta savavališka švietimo politika realiai norite grūptis? Kaip norite ją pakeisti? Gal iš pirmo reikia apklausti ne vieną mokyklą, o pačią mūsų miesto mokyklas. Jeigu kiekviena mokykla tai nepatinka, ar nors porą mokyklų, tai jau galima tada bus parašyti kokią laišką ar porą laiškų vyriausybei ir jie apžiūrėtų šitą klausimą. Jeigu nepavyks, tai gal reikės kokią akciją padaryti per porą miestų, kad apklaustų kuo daugiau jaunimo, moksleivių, mokytojų, kad sužinoti nuomonę daugiau. O protestuotis? Galima, linkę, bet nelinkę? Jeigu daug kas bus prieš vyriausybę nekreips dėmesio, tai gal jau reikės ir protestuoti. Laikas eiti į gatves. Kaip? Mes dar to neaptarėm, bet galbūt su kreiptis į ką nors pagalbos, kas padėtų. Kas? Kas nors?
Dar jūs nesugalvojate. Iki tokio gylio dar nebuvo. Tai jums dar nelabai skauda dėl tos savavališkos. Nu, kol kas dar nelabai, bet jau dabartiniams 12-okams jau tikrai skauda dėl šito. Mes kaip 11-okai dar nelabai. Neapgalvojate. Gerai. Jeigu ne, gal dar turim pastabų, ar replikų? Aš čia bet komentarą. Matai, visą laiką, aš irgi nukentėsiu Nuo ko? Nuo švietimo sistemos. Aš turėjau, pabaigiau šiemet universitetą, turėjau būti ir mokytojų, ir trenerių, sporto trenerių bakalaurą, o dėl to aš patapau tik tai sporto trenerių ir keturių dabar pedagogikos kvalifikacijos ir taip toliau. Tiesiai šviesiai tenai su Stepanavičiu kalbėjau. Bet aš visą laiką ginu tą švietimo ministeriją, kad jį daro kažką tai mėgina, gal negerai, bet vis dėlto kažką tai daryti, negu iš viso nieko nedaryti. Be abejo, kai kas lieka kraštinis, tai jūs kraštiniai, bet jūs ir pagydykit, jo, be abejo, jūs gal ir išlaikysit tos 3 egzaminus, bet jūs padarysit 5, aš dabar tą sistemą... O Vladai, kad būtum išlaikęs, va dabar 5 egzaminus. Aš nežinau, aš atrodo, kad 4 laikiau. Rusų mokyklos, Vaida, vienais metais mažiau reikėjo. Tai aš tą prasme galvoju, jūs labai gerą darbą padarysit, gal jūs atkentėsit, bet jeigu jūs padarysit šitą poveikį, tai jums padėkos tas, kas bus po jūsų. Ir tai labai faina. Kai darai gerus dalykus ir žinai, kad po tavęs tam bus kažkas tai naudinga. Na, aš galiu atsakyti, aišku, šitą jūsų komentarą. Nu, pavyzdžiui, žinoma, mes padarysim gerą darbą, bet mes irgi ne už ką šiandien atkentėsim. Gale praeitų mokslo metų mes pasirinkom pamoką šiems metams. O dabar, neseniai išėjo įstatymas, ir mes sužinom, kad iš Lampos sugalvojo, kad mes laikysim ne 3 ar 5 egzaminus. Bet, pavyzdžiui, ką daryti tiems, kam nelabai sekasi, pavyzdžiui, užsienio kalbas. O būtinai laikyti užsienio. Tai aš tik tai skatinu, kad jūs tą darytumėt. Bet aš tą prasme, Bet Vladui ir ministro gaila. Ir ministro jam gaila. Tai jis nori pasakyti, kad kai jūs jau protestuosit, kad ministrui per daug neskaudėtų. Mes pasistengsim švelniai. Bet aš raginčiau daryti viską, kad skaudėtų. Reikės vaistų pirks. Gerai, ačiū, idėjas jūsų supratom. Gal jums kiek per daug, bet ačiū, jūs padirbėjot nuoširdžiai. Visoje Lietuvoje, pasaulyje yra problema žalingi įpročiai. Jaunuolių 16-14 metų, kad jie nesibaiminė netrukdydami pamokų metu. Tai mes turėjome tiesiog padaryti akcijas, rodyti filmukus, rengti plakatus, prevencijas, priemonės daryti, kad bent jau apmažinti tą rūkymą mokyklose, nes tikrai būtų didelis pasikeitimas. Daryti akcijas, kaip cigaretę išmanyti į obuolį, saldumyną ar kitą dalyką. Tai irgi padėtų, kaip čia pasakius, stabdyti rūkymą, gal ne visam laiku, bet bent kiek apslopinti. Panaikinti rūkymo zonas, nes visi kiekvieną žino, kad tam tikra mokykla turi tą vietą, kur visi gali nueiti parūkyti, tam netrukdomi nieko ir nieks jų nelies. Tai galėtų kokias, nežinau, jas panaikinti, pavyzdžiui, apsėti žolę ir ten uždėti ženklus, kad negalima gydyti tos žolės. Ir tiesiog jie neturėtų kur eiti rūkyti ir tai sumažėtų pamokų bent jau metu. Organizuoti jaunimo vakarus, pavyzdžiui, tas, kuris nerūkė tą dieną, ten galės ateiti pažaisti žaidimų kokių mokyklą, diskotekas, šiaip daryti susibūrimus vakarinius, kad užimti juos anais vakare, kad jie neitų ten po miestą, nerūkytų ir panašiai. Ir, rengti tam tikras paskaitas, tai čia gal viską apjungtų, apie tą rūkymą, kaip jis kenkia ir panašiai. Dėkui. O kas tenai paslėpta? Nieko. Planai. Kas toliau, ar čia viskas? Viskas. Komandų norėtų papildyti? Davai. Grūzinkit, kolegas. Klausimų, pastabų? Ar jūs negalvojat, kaip būtų lengviau tiesiog padidinti kainas? Pavyzdžiui,
Kaip mes galime... Jeigu pavyzdžiui, rūkimo įvyks. Bet mes čia Bet rašome, kaip mes galime kad paveikti valstybę? Kaip mes galime valstybę paveikti? Jo. Kaip gali vienos mokyklos, kiek čia? Nes Kaip mes mokiniai paveikti valstybės kainas čia? Mokiniai galėtume... Aš įsivaizduoju, Miša pastatytų konduktorių prie mokyklos ir kiekvienas įsinešantis cigaretę Gauname pirštus moka muitą, ne mokyklai. Ne. Tiesiog jeigu tu jau sakai, davai preventuosim rūkimą, tai jūs jau ne vieni, jūs jau su visa Lietuva ten tūkstančiai mokytojų sako, kad tai blogai. Tai kodėl neparašyti, pavyzdžiui, peticiją ar dar? Tai blogai, bet reikia nuo savęs. Ir tada jau valstybės galvos, ką daryti. O ne tiesiog rodys filmukus. Bet tai čia tokie kaip paskatinamieji dalykai, kuriuos mes Vat turiu tokį klausimą, tai jūs negalvojat, kad būtų geriau, kaip žinau, pas mūsų porą mokyklose yra policijos rėmėjai, kad jie žiūrėtų griežčiau šitą klausimą, nes pati žinojo ten porą policijos rėmėjų, kurie atėjo tiesiai, matė žmonės, rūko paaugliai ir nieko nedarė. Kad jie žiūrėtų griežčiau šitą klausimą ir bandytų stabdyti, vesti pas tos pedagogus. Kaip ten stabdysi? Dar nieko ir niekada nepadėjo drastiškos priemonės. Kad ir aš esu girdėjęs, kad ir žmonės gauna baudų už tą rūkymą, policija tašios raštas baudas, vis tiek jie tai tęsia daryti, jiems tiesiog nerūpi. Koks skirimas, kad tu ten eisi sudraskys ten cigarečių pakelį ten prieš akis ir viskas. Tai gali tiesiog atsisukti net prieš tą žmogų kerštu ir panašiai. Tai būtų tiesiog, nežinau, skatinimas, neapykantos, tarpusavy. Reikia kreiptis į tėvų galbūt. Kai kurie tėvai prašys, gali cigaretės perduoti. O problema tik cigaretės, ar yra dar? Alkoholis, bet mes skiriame. Alkoholis yra... Mokykloje per pertraukas reikia. Mokyklos reikia, tai gerai alkoholis. Mes prisiminkim Ameriką, indėnus, prie ko jie sėdėjo? Prie tabako. Prie taikos vypkės, trūka vyrą. Ir siuntė ją ratu ir čia gal jų buvo midus ir jie turėjo tenai vošt plėminį ten. Bet kai dabar siunčia per to pačią Aš tikai tą prasme, jeigu pastabų, aš visą laiką kalbu apie tai, kad galima keisti, galima prašyti keistis, bet aš daugiau visą laiką prašau kiekvienų projektų, kad jūs sudarytumėt sąlygas keistis. Sudarytumėt sąlygas keistis ir, tarkime, žiūriu, ką tik tai, čia, man tai tokia diskusija. Tai gali būti filmuka, viskas tvarkoja. Bet tai yra sudaryti sąlygą, kad įvairių yra žmonių ir įvairių yra nuomonių. Tuo pačiu, kad, tarkime, akcizas irgi tas įdomus. Jeigu padidinti, dar gal didesnis bus už juos. Man tik tai labai įdomus buvo Latvijoje. Prasidėjo krizė. Jie patys nežino nuo ko, bet su jaunimo organizacijom, kaip kalbėjau, ten masiškai jauni žmonės metė rūkyti. Virš kažkur tai iš to, tarkime, 100%, tai kažkur tai 40% sumažėjo ir jie patys nesupranta prie ko, bet tai buvo neprestižas rūkyti. Pas mum yra kažkaip tai atvirkščiai, jeigu tu rūkai, tu čia, o tu, jeigu tu leidi pinigus cigaretę, tu esi, nesveiks. Bet jie ten kažkaip tai įsisavino ir jie nežino, iš kur tai čia atsirado, bet tas atsirado. Tai galbūt tokiais filmukais ten plakatais ar ko nors galim tai rodyti, tai yra neprestižas taip daryti. Labiau žmonės išeitų išsigando rūkimo kaip finansinės priespaudos vis tiek. Tikrai daug yra išleidžiama. Pas mum atrodo kitaip. Atrodo, jeigu aš turiu cigaretę, tai aš turiu pinigų, jo? Nors čia iš paskutinių. Taip. Ar dar būtų klausimų? Ar neturi cigaretę, neturi pinigų. Nėra. Problema keliama rimta. Dėkui. Tas būtų labai gerai, galvojant toliau ateityje ir dirbant kūrybiniai laboratorijų savo, paskui mokykloje vėl susirinkat, galvot apie iš tikrųjų tam tikrą modelį,
kurį jūs galėtumėt pasiūlyti ir kitom mokyklom. Kad jūs, spręsdami tą problemą, atrastumėt raktą, kurį galėtumėt pasiūlyti ir kitiem. Ir kad tas raktas būtų veiksmingas. Va, pavyzdžiui, rūkymo problema ar ne, kaip paveikti, kad tie, kurie turi autoritetą, tie jauni žmonės tarp jūsų, kad jie kalbėtų ir jie įtikintų to nedaryti, ar ne? Tai reikia didžiausių huliganų, jų atsivertimo ir jų darbo būtent šitam projektui, ar ne? Pas mus didžiausių huliganų turiu, kad cigaretės, o žalės. Žolė jau. Tai kad čia jau. Jau rimčiau. Bet čia turbūt rūkymas turėjo ne tik tabaką, ar ne? Turėjo turbūt ir kitus rūkymus. Tai va čia esmė iš tikrųjų, kaip atrasti veiksmingą sprendimo būdą. Ir dėl tos, čia reikia ateiti ir pasukti galvą ir atrasti tokį būdą, kurį galima būtų pasiūlyti kitiem. Bet mes dabar tik 14 minučių patyko ir pažiūrėkite, per 14 minučių visai neblogų idėjų jūs generavot ir esat pajėgios stiprios komandos. Svarbu, kad įtrauktume dar daugiau ir dirbant ilgesnį laiką galima padaryti tikrai puikų dalyką. Tai mes esam visi nusipelnę kavos, o paskui Agnė mums dar užduos labai smulkių užduotėlių, ar ne? Taip. Gerai, tai mes geriam kavą arbatą ir valgom tuos pačius.